Sveiki visi, su jumis vėl Passive Income Fanas ir aš vėl grįžtu po nemažai laiko į YouTube su savo naujais video. Tai šiandien video pakalbėsiu apie taupimo eksperimentą investuojant į Bitcoiną. Tai parodysiu, ką pavyko per tą laiką, kol nebuvau YouTube pasiekti, ar įsigijau automobilį, kokią sumą pavyko sukaupti investuojant. Tai pradėkim gal nuo to, kodėl buvau dingęs iš YouTube kurį laiką. Tai pirmiausia, tai buvo daug gan reikalų su darbinėje aplinkoje, asmeniniam gyvenime. Ir aišku, neslėpsiu, buvau motyvacijos truputį praradęs kurti video, nes tikėjausi, kad pasiūlysiu unikalų turinį Lietuvos YouTube'ui. Nes nemačiau nei vieno žmogaus, kuris visiškai 100% dalintųsi visų savo portfelių nemokamai su žmonėm. Dažnas kažkuris tai influenceris ar tai investuotojas, youtuberis dalinasi kažkokią tai dalį portfelio, suinteresuotas kažkokiu tai brokeriu, ir tas portfelis dažniausiai minima, kad yra tik dalis jo investuojamo turto, ten 30 ar 50%, bet neparodo, kur kiti jo pinigai yra investuojami, kur kiti jo aktyvai ir į ką investuojama. Tai aš toksai mintis nuo pat pradžių ir buvo, kad aš toks būt pirmam ir vieninteliam tokiam Lietuvos youtuberiui, kuris rodo viską savo investicijas atvirai, visiškai 100% visko dalinasi. Ir galvojau, kad tą idėją pavyks pritraukti daugiau žmonių, daugiau prenumeratorių ir kažkaip, matomai, gavau tą šaltą dušą ir tie video nebuvo tokie sėkmingi. Be abejo, suprantu, pats neįdėjau daug, kaip sakant, pastangų. Tiesiog viską darau nemokamom programom, pateikiu viską paprastai, nufilmuodavo savo ekraną, parodydamas savo visas investicijas. Tai aš manau asmeniškai, kad to turėtų užtekti, kad svarbiausia nuoširdumas, bet kaip žinom, visi tie fancy dalykai prideda savo sekėjų, prideda tos gausos. Tai ir buvo, kaip sakant, tos pasekmės ir truputį motyvacija dingus kurti, bet vis tiek, kaip sakant, ta gyslelė pasidalinti su kitais ir noras gal atmerkti akis kitiem, parodyti, kad ir paprastam žmogui, gaunančiam ir vidutinės pajamas ir šiek tiek didesnės vidutinės pajamas Lietuvoje, galima pasiekti gan tikrai nemažų dalykų, susikurti nemažą portfelį ir pakeisti savo tą finansinę ateitį. Tai būtų tokia įžanga. Eikim gal tada iš karto į Trade Republic ir pasižiūrim dabar mūsų investicijas. Tai čia, kaip matom, yra investuota 1100 eurų ir į MicroStrategy kompaniją. Tai kodėl dabar į MicroStrategy? Tai šitą kompaniją, kas žinot, kas nežinot, jinai visam pasaulyje daugiausia turinti yra kompanija Bitcoinų. Paskutiniu metu labai išpopuliarėjus. Aš esu atradęs ją nuo praeitų metų realiai, užkliuvo man už akių ir prieš gal kokį tik tais gerą pusmetį pradėjau ją investuoti pats asmeniškai ir tikrai tas labai pasiteisino, nes jos akcijos labai staigiai eksponentiškai kilo ir aš ją kaip vadinu, tai jeigu jūs investuoti Bitcoiną, tarkim, tai šito kompanija yra Bitcoinas ant steroido. Tai ką turiu omeny, tai jinai auga 2-3 daugiesnių greičių negu Bitcoinas. Tai tikrai, jeigu jūs tikit Bitcoinu, jeigu jūs laikot, perkat ilgai perspektyvai, arba tarkim nenorit laikyti, pavyzdžiui, tų pačių šaltos piniginės pas save, arba nepasitikit tom vadinamam keityklom, nenorit juos laikyti Bitcoiną, tai galite pirkti tiesiog šitos kompanijos akcijų per brokerį ir taip netiesiogiai busit investavę į Bitcoiną. Tai aš šitą kompaniją nusprendžiau investuoti ir per šitą brokerį į automobilio taupimą. Tai kiekvieną mėnesį dedu po 100 eurų. Kaip matom,
kas savaitę esu padaręs, nustatęs saving planą po 25 eurus, už 9 dienų bus investuojama 25 eurai ir tai periodiškai bus investuojama, kol sutaupysim automobiliui naujam sumą. Dabar, kodėl čia yra dabar tokia suma, tai viską paaiškinsiu, kas gaila, kad iš tikrųjų, kad ištryniau senus video, kas mane sekėt iš seniau, matėt video mano taupimo eksperimento automobiliui, tai ten buvo viską paaiškinęs, buvo investicijos pradėtos sumos, bet dabar atnaujinęs kanalą nepagalvojau, kad gal prireikti tų senų video, jie ištrinti, aš jų nebeturiu ir tiesiog nėra kaip jums parodyti, bet tarkim bandysiu paaiškinti, kad prieš metus laiko, prieš praeitas kalėdas aš pardaviau garažą ir už jį gavau 10 000 eurų, 6 000 eurų sumą buvau skyręs nupirkti automobilį naujam, nes praeitas automobilis buvo senas gan, jis buvo jau laikas įkeisti, nemažai problemų ir rūdžių, realiai jo vertė buvo gal kokie 2000 eurų. Tai, bet aš vėlgi, pradėjau darytis tą automobilį naujo ir pamačiau, kad tiesiog už tokią sumą, tuos 6 000 eurų paėmus ir pridėjus tas pardavus tą seną automobilį, kiek ten už jį gausi, kad už tą sumą nelabai ką gero nupirks. Ir tada man toptelė mintis, nes kadangi investuoju ne vienerius metus, kad gal reikia pabandyti padaryti eksperimentą ir taupyti automobiliui investuojant į bitkoiną. Tai ką aš padariau, aš už visus 6 000 tada nupirkau bitkoino, tuo metu bitkoinas kainavo, net nebeprisimenu, gal 40 kažkeli tūkstančiai ir aš tada jį tiesiog įdėjau į keityklą ir palikau augti. Tikslas buvo iškeltas maždaug po metų laiko tą sumą padvigubinti. Ir aš praeituose savo videose, kas mane sekė, matėt, kalbėjau, kad žinojau, kad bus tas vadinamas halvingas bitkoino, padalinimas, žinojau, kad ateina bulių rinka ir kad bitkoinas, tada kalbėjau, kad gali būti iki metų galo kainuoti 100 000 eurų ir daugiau. Tai daug kas manim aišku netikėjo, daug kas juokėsi, aš ir diskutavau apie tai su žmonėm keliose Facebook grupėse. Bet pasirodo, kaip matom, bitkoino kainą galim pasižiūrėti, šiuo metu nedaug nemažai, nebedaug trūksta iki 100 000. Tai pasirodo, aš buvau kaip ir teisus, gan neblogai pataikiau. Tai grįžtam vėl į Trade Republic ir pasiekęs 85 000 eurų ribą už bitkoiną aš pardaviau savo tą sumą skirtą automobilio taupimui, tai ta suma buvo 12 000, tada paėmiau, pardaviau savo seną automobilį ir pridėjęs visą sumą nusipirkau, nesenai nupirkom su žmona naują automobilį. Tai dabar, kad jums parodyti, kad tikrai nemeluoju, kad tikrai sakau teisybę, bent jau nelabai noriu viešinti gal nuotraukos automobilio, vis dėlto sakant, esu tas slaptasis passive income fanas už ekrano, tai bent jau įdėsiu jums, tada einam į screenshotą iš Revoluto mano pavedimo, jums kaip įrodymą, kad tikrai iš žmogaus nupirkau automobilį ir kad matot, sumokėjau 12 600 eurų. Tai čia jums įrodymas, kad nemeluoju, kad galėtumėt manim pasitikėti. Kas, aišku, matė senesnius video, kurie dabar nebėra dėja, kurias ištryniau per savo kvailą galvą, nepagalvojęs, tai matė prieš tai mano tas sumas, o kas esat naujokai, tai kaip sakant, turit šiek tiek tokį įrodymą ir už tą sumą nupirkom tau naują automobilį ne per seniausiai ir aišku pakeitėm dar už tą likusius pinigus tepalus, diržus, kaip viskas priklauso. Ir likusią sumą dalį truputį įdėjau čia į Trade Republic. Tai šitas brokeris bus skirtas vien tik automobilio taupimui, šitą eksperimentą tęsiu ir toliau, taupysiu, kaip sakant, manis tas eksperimentas tikrai pasiteisino 100%,
Buvo aišku momentų, kai galvojau, kad čia tikrai nepavyks, bet vėlgi tikėjau savim, tikėjau, kad bitkoinas tikrai kils ir jisai atsigaus po visų nukritimų, o per tos nukritimus, kaip sakant, dar papildomai užperkant galima tikrai išgauti dar geresnę kainą ir dar didesnį pelną. Tai va, tai, kaip sakant, visi lūkesčiai, kaip sakant, pasiteisino ir toliau darysiu tą eksperimentą ir toliau kas mėnesį po 100 eurų per saving planą investuosiu. Tai kas man labai patinka pas šitą brokerį, tai galima į pinigus. Aš jį naudoju kiekvieną dieną apsiperkant, mokant mokesčius, pilant kūrą, nes jūs tos pinigus, kaip sakant, vis tiek kažkur išleidžiat ir dažniausiai mes negaunam jokio vadinamo cashbacko, jokios grąžos už tos pinigus. O tarkim Amerikoje tai yra natūralu gauti tą cashbacką perkant pirkinius naudojantis paprastom ar tai kreditiniam kortelėm, o pas mus Europoje tai nėra labai populiaru, bet pavyzdžiui šitas brokeris leidžia tokį dalyką ir kas man labiausiai patinka, gaunamas 1% už jūsų mėnesį išleistų pinigų. Tai matot, aš esu kol kas per visą laiką 72 eurus jau gavęs grąžos. Tai reiškia, aš esu išleidęs 7200 eurų jau per tą laiką, kol naudojasi šitą kortelę ir kiekvieną mėnesį, kaip matom, į pasirinktą fondą yra ta suma investuojama. Tai kaip matom, prieš tai mėnesį buvau 11 eurų 60 centų gavęs grąžos, dar prieš tai 10 eurų ir taip toliau. Šį mėnesį kol kas, matot, yra dega pilkai, nepatvirtinta, tai yra kol kas surinkta 5,82 centai, bet dar dėl to, kad mėnuo nesibaigė ir kai bus iki gruodžio 1, ta suma užsifiksuos ir kiek iki to busim surinkę cashbacko, tiek gruodžio 2 dieną rašo bus investuojama mano pasirinktą dar fondą. Tai reiškia, aš kas mėnesį investuoju po 100 eurų ir dar papildomai gaunu cashbacką nuo savo išleistų pinigų kasdieniam pirkiniam ir nuo jų dar tas cashbackas investuojamas į tą mano fondą. Tai mano, kaip sakant, automobilio taupimo pinigai dar daugiau didėja. Aišku, yra limitas šitam cashbackui, berods 15 eurų per mėnesį maksimum galima gauti, tai realiai 1500 eurų turite išleisti, kad įviršit, kad daugiau nebegautumėt. Tai aš manau, kad tikrai nemaža suma. Aš vidutiniškai maždaug su šeimyna mes išleidžiam apie 1000 eurų per mėnesį, tai praktiškai viską mokam su šitą kortelę, visur galima atsiskaityti, esu prisidėjęs prie Apple Pay programėlės, tai kortelės pačios fizinės net nereikia, atsiskaitau su telefonu, tai labai paprasta ir patogu. Kas dar patinka šitoj programai, tai yra, taip pat gaunam už neįdarbintus laikomus pinigus, kaip matote, metinių 3,25%, kurie išmokami kiekvieną mėnesį, tai irgi kol kas, matote, esu gavęs 306 eurus grąžos. Tai irgi labai super, tie pinigai yra apdrausti iki 100 000 eurų vertės, nes tai yra vokiečių brokeris, tai visi vokiečių draudimai yra galiojantis. Tai tikrai faina, labai įdomu, tikrai labai patogu ir gan saugu. Ir galima, pavyzdžiui, tarkim, aš esu dalį truputį finansinės pagalbės pinigų kol kas per metęs ir, tarkim, laikau čia finansinės pagalbės dalį, nuo jos gaunu kiekvieną mėnesį procentus kaip už indėlį ir, tarkim, dar iš tų pinigų visą laiką atsiskaitinėju, kaip sakant, išleidžiu juos, žinau, kad visą laiką bus sąskaitoj kortelė pinigų. Ir gavęs algą, tarkim, tos pinigus atgal atidedu. Ir žinau visą laiką, kaip sakant, mane kortelė visą laiką yra pinigų, tarkim, einant į parduotuvę, perkant kūrą ir panašiai, kad žinau, kad turėsiu ir galėsiu gauti savo tą vadinamą cashbacką. Tai tokie privalumai apie šitą brokerį. Kodėl aš dabar jo nenaudoju kaip pagrindinio brokerio, tai faktas tas, kad jis yra tikrai patogus, bet yra vienas minusas, tai toksai, kad šitas brokeris investuoja tik į vokiečių Frankfurt kažkuria tai biržą berods ir jinai nėra gan populiari pasaulyje, Europoje, tik Vokietijoje gan šiek tiek, nors mes visi žinom, kad Vokietijos
pagrindinė yra Deutsche Hetra birža, populiariausia Vokietijos. Tai va čia yra man minusas, nes tarkim iš šito brokerio galima perkelti akcijas į kitą, tarkim, pasirinktą brokerį ar tai banką, bet yra problema ta, kad dauguma kitų bankų brokerių nepalaiko tos Frankfurt berods biržos, nes jie nėra tokia populiari, o palaiko tik tais Deutsche Hetra tą biržą. Ir dėl to realiai jūs norint ateityje perkelti kažkokias tai jūsų turtą, gali nepavykti, nes jūsų tas kitas brokeris nepalaikys šitos biržos. Tai dėl to aš nusprendžiau jo nenaudoti kaip pagrindinio brokerio, bet šiaip tikrai nusiskundimų neturiu, viskas su tuo ir su kortelė, ir su visais cashbackais, už indėlius gaunant pinigai, viskas labai, labai super ir problemos nėra ir aš tikrai naudosiu, bet kaip sakau, turiu daug kitų brokerių, kitose video parodysiu, kuriuos brokerius naudoju šiuo metu ir kokios ten sumos. Tai tikrai likit, jeigu įdomu, stebėkit, paspauskit patinka mygtuką, prenumeruokit kanalą, pasekit, tai matysit naujus video, žinosit atnaujinimus visus, kas liečia automobilio taupimo eksperimentą ir mano kas mėnesį dalinsiu savo portfeliu, kur esu investavęs. Išduosiu paslaptį, tai portfelis šiuo metu beveik yra 80 000 vertės, tai tikrai nemažai užaugo nuo paskutinių video. Paskutinius video beveik kurių prieš 5 berods mėnesius, tai buvo 55 000 liktais vertės portfelis, tai šiuo metu užaugo iki 80, tai parodysiu, į ką investavau, kad taip nemažai užauginau, ir parodysiu, kur tai pinigai investuoti, tai sekit kanalą, paprenumeruokit, parašykit komentarą, tai visiems tikrai atrašysiu, man bus didesnė motyvacija, kai bus daugiau sekėjų, kurti video, dalintis tą savo kelionę ir savo tom investicijom. Tai ką dar noriu paminėti, tai naujas automobilis dabar yra gan neblogų metų, jisai berods 6 metų senumo ir aš dabar planuoju su juo važinėti bent 4-5 metus. Tai dabar įsivaizduokim, toliau tęsim tą eksperimentą automobilio taupimo. Ir tuos 4 metus investuosiu per šitą brokerį, į šitą MicroStrategy kompaniją. Tai investuosim taip per ją netiesiogiai į Bitcoiną ir matysim, kaip mūsų investicijos auga ir kaip mūsų, tarkim, po 4 metų kokia sukaupta bus suma. Tai galiu užbėgti įvykiam už akių ir galiu jau iš patirties pasakyti, kad jeigu mes investuosim tik po 100 eurų, tai mums galim netgi parodyti pavyzdį, einam, tarkim, į investicijų skaičiuoklę, čia nusinulinkim, tai tarkim, parodysiu pavyzdį, tarkim, turim 1000 pradinį įnašą ir kas mėnesį dedam po 100 eurų ir tiesiog jeigu mes dedam paprastą indėlį banke, imkim pavyzdį, kad 4 procentai, gal dabar šiuo metu galime gauti daugiau, bet ateityje palūkanų normas kris, imkit vidutiniškai, kad metinės 4 procentai ir darom tai 4 metai. Tai rezultatas toks, kad gaunasi po 4 metų su indėliais gaunasi mums tik 6354 eurai, o mūsų palūkanos realiai tik 554 eurai per 4 metus. Su tokiu procentų grąža mes atmušam per 4 metus vos infliaciją. Tai mūsų pinigai, kaip sakant, neuždirba, bet jie tik išsaugo vertę. Bet dabar, tarkim, parodysiu, kas būtų, jeigu jūs investuojate, tarkim, į Bitcoiną, kuris vidutiniškai 60% per metus atneša grąžą. Be abejo, mes tokios grąžos gal nedėkim, imkim labai konservatyvę, tarkim, tokia, sakyčiau, nes bus ateityje dabar esant bulių rinkoje, ateinančius porą metų ar po 2 metų galim tikrai daug šansų, kad eisim į tą vadinamą meškų rinką, bet vėl Bitcoinas kris, vertė kris, bet aišku, mes tada tuo metu irgi pastoviai kas savaitę pirksim, taip gausim geresnį tą vadinamą kainos vidurkinimą ir stengsimės tada tą jau sumą galutinę, kai išsiminėsim naujam automobiliui, be abejo, kad pardavinėti, kai Bitcoinas bus vėl aukštumuose, bet po 4 metų maždaug panašiai vėl mes busim bulių rinkoje, tai kaip manau, kad labai gerai pataikysim vėl.
vėl naujam automobilių pirkimui. Bet dabar gal nespėliokim, pabaigim tada skaičiavimą ir tarkim, nudėkim 30%. Manau, tikrai logiška, tikrai po 4 metus gausim vidutinį metinį 30% augimą iš bitkoino. Tai matot, tai mūsų suma padvigubėja, jeigu laikytumėm indėliuose, o jeigu mes tiesiog investuojam mano variantu. Tai čia aš sakyčiau dar labai konservatyviai, labai nedaug. Gali būti, kad ta suma bus dar dvigubai didesnė, bet tarkim netgi būtų, jeigu ir šitokia suma, įsivaizduokit, mes turėtumėm 12 kažkur tūkstančių, plus mes parduosim tą savo dabar šitą naują automobilį po 4 metų, tarkim, jo vertė, tarkim, dabar jis kainavo beveik 13 tūkstančių, tarkim, gausim 6-7, tai pridėkim tuo sumą prie šitos sumos, tai įsivaizduokit, mes po 4 metų vėl galėsim pirkti automobilį ir dar geresnį, nei dabar turim, tai jo vertė bus kažkur, tai gal už 20 tūkstančių galėsim įsigyti, o gal dar geresnį. Tai va, tai įsivaizduoju, tai mes nulaužiam vadinamą tą sistemą, kaip aš sakau, išeinam iš to žiurkių rato užburto, kad pastoviai žmonės jama automobilį leasingais, ar tai skolinasi jama vartojimo paskolas, moka didžiausias palūkanas, o realiai, ką aš darau, tai aš tik po 100 eurų investuoju į automobilį ir viskas. Ir kiekvienais metais, kas 4 metus keisiu vis apginų automobilį ir ko gero vis geresnį ir geresnį. Tai va, bet aišku, pirmiausia, reikia padaryti tą pradinę investiciją, ją investuoti į bitkoiną, palaikyti kurį laiką, užauginti, tada nusipirkti geresnį truputį automobilį, su kuriuo galėtumėte normaliai, kaip sakant, be problemų 4-5 metus pavažinėti, tuos metus tada pradėti, kas pastovi kas mėnesį investuoti tam tikrą pinigų sumą, kokią jūs galite sau leisti automobilio taupymui. Ir taip tada jums niekada nebereikės važinėti su senu automobiliu, galėsit kas 5-4 metus atsinaujinti apynų automobilį ir atsidedant savo, nuo savo pajamų minimalias išlaidas automobilio taupymui. Tai va, mano tokia idėja, aš ją dariau metus laiko, ją įvykdžiau, kaip dar kartą paminėsiu, gaila, kad nebėra seno video, ištryniau, kas matėte iš senų prenumeratorių, tai žinot, apie ką kalbu, kas naujokam, tai tiesiog stengiuosi papasakoti, kaip yra, parodžiau įrodymą, kad nupirkau tą naują automobilį ir sekančiose video sekit kanalą, parodysiu, kaip sekasi mano naujam suformuotam portfeliui, į kokias dalis įskaidžiau, per kokius brokerius ir kokias yra strategijos. Tai bus tikrai įdomus video, taip kad prenumeruokit ir iki kitų kartų, likit sveiki, iki.